Taip, sveikutės, kas prisijungėte. Iš karto pasidalinu ekranu, kadangi dirbsim su skaidrėmis. Iš karto pasidarau didelį ekraną, prezent. Taip. Na, čia ko gero. Ne. Ne tas. Ir šitą nukelt. Reikia, kad pasidarytų didelis. Va, ir kaip dabar... Va. Ar matote ekraną, kurį gal įsijungs? Matosi gerai. Dėkui. Taigi pradedam mokymai mano komandai ir tema kaip auginti komandą. Kaip auginti komandą. Tai bus ir mano mintys, ir mintys iš skaitytų knygų. Kas skaitote galbūt ir Grinevičiaus knygą, tai daug rasite kažko panašaus. Taigi, sveiki prisijungę į mokymus. Tinklinis marketingas, kaip žinia, yra taip pat profesija. Kaip ir kiekvienos profesijos mes mokomės, taip ir tinklinio marketingo mes turime išmokti. Tik sukaupę žinių, įgiję patirties, atrasime džiaugsmą šioje veikloje, o svarbiausia, pradėsime pildyti savo svajones, nes pradėsime uždirbti, pamatysime rezultatus, iš pradžių nedidelius, paskui didesnius, nes mokinsimės, auksime. Ir jeigu šiandien dar neturite tokių rezultatų, kokių norite, vadinasi, reikia dar mokintis ir augti. Tik užaugus ateis tas rezultatas. Ir truputėlį apie save. Dauguma jau pažįstat ir mano sėkmės istorija girdėta ir skaityta ne kartą. Bet pačių pradžia su tinkliniu marketingu pažintis buvo labai seniai, gal 20 daugiau metų atgal, kai dar tas tinklinis marketingas buvo visiškai kitoks. Tai buvo kitoks suvokimas, kitoks tinklinis marketingas, kaip mes bėgiojom su žurnaliukais, rinkom užsakymus ir tai buvo užsakyk, parduok ir buvo klientai. Apie kažkokį tai komandos kūrimą ir tą, kas tas yra tinklinis marketingas, net tokio žodžio gal mes net nevartodavom, tai ilgą laiką aš tikrai net nežinojau. Ir kai manęs vienas sykį paklausė, ar tu kuri komandą, aš net nustebau, galvoju, tai kaip čia dabar tas daroma. Na, kai man truputėlį papasakojo, mano pirma mintis buvo tokia. Nieko sau, aš tai tikrai nekalbinsiu savo klientų, kuriems aš pardavinėjau produktus kompanijos ir aš tikrai nekalbinsiu, kad jie ateitų dirbti taip, kaip ir aš. O tai kas tada pirks iš manęs? Va tokia buvo mintis, toks supratimas. Ir aš tikiu, kad ir dabar yra dar tokių žmonių, kurie ateina, su pardavimais dirba ir kai paklausi, ar norėtum kurti komandą, žmogui tarsi gal ta tokia dar baimė yra, ar kažkas tai, kad o kasgi tada pirks, kas bus mano klientais, jeigu aš tuos pačius klientus pakalbinsiu ateiti, kurti komandą, ar ne? Tai va, tai pirmieji tie bandymai buvo su įvairiom kompanijom ir tas supratimas dar tuometinis tinklinio marketingo buvo visiškai kitoks. Ir paskutinės kompanijos tai buvo tos kompanijos, su kuriomis aš ir mokymus turėjau, ir augau. Ir kai atradau Čiogan kompaniją, kaip sakau, jeigu aš iš tokios kompanijos išėjau, kur visiškai kitoks marketingas, visiškai kitoks darbas, atėjau į Čiogan, vadinasi, aš čia pamačiau dar didesnės galimybės. Ir iš tiesų, Čiogan kompanija mums duoda išties nerealias galimybės, nėra ką lyginti su kitomis kompanijomis. Tai aš kalbu apie tas, su kuriomis aš dirbau,
Aišku, aš domiuosi ir kitomis naujomis kompanijomis, koks marketingas, kokie produktai. Tai man pirmoji vietoje vis tiek yra mano kompanija Čiogan, nes tikrai galimybių daug. Tai va, kai atėjau į kompaniją Čiogan, aš iškart pasakiau, kad dirbu be pardavimų. Pardavimai liko toli su tais senais tinkliniais marketingais, su tom kompanijom. Ir orientuojuosi į komandos kūrimą. Pasakiau, kad vesiu mokymus, ką mokėsiu, ką žinosiu, ką pati išmoksiu, perduosiu savo komandai, nes vienas dalykas yra žmonės užregistruoti, kitas dalykas yra juos supažindinti, kad jie dubliuotų tave ir juos išlaikyti, kad jie čia būtų. Tai yra motyvuoti juos, mokinti juos, suteikti žinių ir kad jie irgi pasiektų tą sėkmę. Tai šiame etape aš dirbu su komanda, kad komanda ateitų ir kad komandai sektųsi. Toliau važiuojam. Taigi, komandos kūrimas kaip ne kaip yra mūsų pagrindinis darbas ir mes atėję į bet kokią kompaniją, mes turime kurti komandą, nes komandos augimas mums ir duoda mūsų augimą. Ir yra du būdai, tai yra prospektingas ir marketingas. Tiesą sakant, prospektingą žodį aš girdėjau, bet kas tai yra iš tikrųjų, tai sužinojau visiškai neseniai. Ir tai yra labai paprasta. Prospektingas tai yra žmonių kvietimas prisijungti prie tinklinio verslo, prie tavo komandos. Tu aktyviai kontaktuoji žmonės, tai gali būti tiesiogiai kontaktuojam, su žmogum kalbamės arba tiesioginės prezentacijas kažkokias vedam, arba darbas per socialinius tinklus. Na, o marketingas tai yra sukurtas mūsų turinys žmonėms, mūsų tiksliniai auditorijai, žmonėms, kuriuos mes norim pakviesti į savo komandą. Tai ir skelbimai, ir informacija, ir video įrašai įvairiuose socialiniuose tinkluose ar kažkur kitur. Ir naudokim juos abu. Dabar, kada ir kurį naudoti daugiau, tai aš pasakyčiau taip. Pirmiausia, kai žmogus ateina, pradeda dirbti, aišku, pirmiausia, prospektingas, tai yra žmonių kvietimas. Mes pradedam kviesti žmonės ir pradedam nuo šiltųjų kontaktų. Tai pradžiai galbūt daugiau su tuo kvietimu, su tuo prospektingu reikėtų dirbti aktyviau. Tai mes kontaktuojam šiltus kontaktus, vėliau einam į socialinius tinklus, mokomės, kaip ką daryti. Na, o marketingas tai jau vėliau, kada, sakykime, jau ir pasiekiam aukščiau, kai tampam lyderiu, mes tada jau galime socialiniuose tinkluose kurti turinį žmonėms ir komandai. Taip pat tai apie turinį ir apie tikslinę auditoriją bus irgi toliau šiandien pakalbėsime. Tai dabar aptarsim tą prospektingą ir marketingą plačiau. Tai prospektingas. Tai yra žmonių kvietimas, kaip sakiau, ir jis susideda iš tokių veiksnių. Pirmas, tai yra žmonių radimas, kaip mes randame, kur ieškosime. Jų pakvietimas, vėlgi kaip tą daryti, reikia mokėti. Informacijos pateikimas toliau eina, ryšio palaikymas ir atsakymo gavimas. Viskas. 5 etapai, kuriuos mes turim praeiti su žmogumi, kad nuspręstų jisai, tai jungsis į komandą ar ne. Taigi, pirmiausia, žmonių radimas. Ir kurgi mes tų žmonių ieškome, kaip mes ieškome. Anksčiau, kaip jau minėjau, kai buvo dar tas senasis tinklinis marketingas, tai buvo didelė problema, nes kalbinom tiesiogiai, vesdavom tiesioginės prezentacijas, žmonės dar dėdavo įvairiausius skelbimus į laikraščius, kažkur kabindavo, skrajutės įvairiausias neždavo, platindavo, ar ne, galbūt dar atsimenat. Tai, kaip sakoma, baigėsi pažįstami, baigėsi tie šiltieji kontaktai, nebežinom daugiau, kur kviesti žmonių, kur rasti, ir baigėsi verslas, ir daug kas mesdavo būtent dėl to. O šiais laikais šitą klausimą sprendė socialinės medijos. Taigi, mūsų tikslinė auditorija ir ką mes kviečiame, tai socialiniuose tinkluose, kuriuose mes esame, mūsų draugai bei sekėjai, juos pakalbiname. Facebooko grupės.
Taigi, sakau, prisijungti prie grupių įvairiausių, dalyvauti pokalbiuose ir patiems kalbinti žmonės iš tų grupių, taip pat nepamiršti savo grupių. Kai ateina žmogus dirbti į kompaniją, jis jau galbūt kažkada dirbo kažkokias grupės, turi savo ir taip pat pradeda vesti ir su kompanijos produktais grupės, taigi kiek ten žmonių turi, irgi reikėtų pakalbinti. Ir rekomenduojami žmonės, tai kai socialiniai tinklai išmeta mums, ar ne, kad vat šitas, rekomenduojami žmonės, kai kviečiamės į draugus ir paskui juos pakalbinam, arba rekomenduojami asmeniškai. Kai, sakykime, atsisako žmogus, kurį aš kalbinu, ar iš šiltų kontaktų, ar iš šaltų kontaktų, mes galim visą laiką paprašyti kontaktų, kad parekomenduotų, galbūt kažką žino iš savo rato žmonių, kam reikia šiai dienai būtent tokių problemų sprendimo, kaip mes siūlome spręsti. Tai va, ar tai verslo, ar tai kažkokių produktų. Toliau žmonių kvietimas. Galima kviesti greitai ir galima lėčiau kviesti, tai yra susidraugauti, lėtesnis ėjimas toksai, arba iš karto prie reikalo, iš karto mes pasiūlom, ar ne. Visi šie abudu būdai yra geri, tačiau reikia įsiminti tokią taisyklę, kad negalime priversti žmogaus pasijusti blogai. Kaip mes bekviestumėm žmogų, mes turime turėti ir mandagumą, ir etiketo, ir bendravimo, ir nespausti žmogaus, neužpulti, neversti ten, kad pažiūrėk prezentaciją ar dar kažką. Tai žodžiu, kaip šios abi strategijos yra efektyvios, jeigu norim pirmiausia susidraugauti, galime pavyzdžiui užvesti tokias temas. Na, kur žmogus gyvena, kokiame mieste, ar ne, kiek laiko jis ten gyvena, jeigu toj pačioj šalyje ar kitoj galbūt šalyje, irgi įdomu pasiklausinėti, kas ten įdomaus tam mieste, ką galima pamatyti, galbūt parekomenduos kažką. Toliau galima paklausti, kuo žmogus užsiima gyvenime. Čia jau tikrai įdomu, ką veikia žmogus, kokie hobiai, nes pamatysite, kad atrasite panašius žmonės į save, galbūt kažkokius bendrus hobius rasite, bendrą užsiėmimą, bendrą temą. Ką mėgsta veikti laisvu laiku, kokie jo tikslai, reiškia, kur save mato po 5, po 10 metų. Ir tas būdas toks lėtesnis susidraugavimo yra labai geras, kadangi mes tada žmogų pažįstam, galbūt žinom ir jo profesiją, ką jis veikia. Paskui mes bendraudami po kiek laiko vėl jį pakalbinam, galbūt žmogus pasisako, kad labai daug dirba, kad mažai laiko turi. Tiesiog mes jau tada iš bendravimo pagaunam tą, kaip sakant, kabliuką, kur mes galim ir pasiūlyti savo verslą. Ir čia vėlgi parodom jam, kaip mes jo problemą galime įspręsti. Ar tai neturi laiko, ar tai nori daugiau laiko su šeima, su vaikais, nori auginti vaikučius pati, galbūt mamytė dekrete, nenori išeiti į samdomą darbą, arba atvirkščiai nori išeiti į samdomą darbą. Daug mes sužinome apie žmogų. Galbūt žmogus ir pats paklaus, kuo tu užsiimi, ką tu veiki, tai irgi galim tiesiog pasisakyti, kad mes tą ir tą darom, gal būtų įdomu ir tau šitą informaciją. Na va, taip, toksai susidraugavimo būdas yra išties efektyvus, bet kai mes norime greitai, mes einam tiesiai prie reikalo, mes rašom draugams, jokiais būdais nerašom bet kam nepažįstamiems, nepriimtiems į draugus, pirmiausia, mes kviečiam į draugus ir kai draugus patvirtina žmogus, mes tada rašom žinutę, kad dėkui už draugystę, galim susipažinti, prisistatom, ir būtinai paklausiam, kuo žmogus užsiima, va tada mes jau kaip ir duodam tokį tolesnį pokalbio ėjimą. Tai visą laiką žinutę pabaikime klausimu, kad nepakibtų tas žmogus, o kad į tą klausimą jis turėtų galimybę atsakyti ir toliau vėl mes klausime. Žmonių kvietimas. Taip, tiesioginis pakvietimas vėlgi galima skambutis šiltiems kontaktams. Tai yra labai irgi efektyvus būdas, kada mes pažįstamiems draugams, savo draugėm galim paskambinti tiesiog skambučiu ir pakviesti, pasižiūrėti,
prezentacija. Susitarėm, kada, kur atsiųsime ir tai turi būti skambutis trumpas, labukas, kuo tu dabar užsiimi, ką veiki, nepradedam pasakoti ir nelaukiam, kol išsikalbės draugė. Tiesiog trumpas turi būti skambutis ir tiesiogiai paklausim, ar tau įdomi pinigų tema, ar tau reikia pinigėlių šiuo metu. Tai tada žmogus, jeigu sakys ar ne, ar kaip, tai vis tiek galima paprašyti, kad pasižiūrėtų prezentaciją. Na, žodžiu, skambutis šiltiems kontaktams. Toliau, labai efektyvios yra gyvos prezentacijos, tai yra bendravimas gyvai, kai mes ar tai su viena drauge, ar tai su keliom draugėm galbūt pasidarom, ar tai prezentacija, ar kažkur tiesiog susitikusios, pasakom papasakojam savo verslo galimybę. Kvietimai į draugus ir pakalbinimas siekiant susipažinti, tai čia mūsų kasdienės užduotis, ką mes darom jau. Žmonių kalbinamas iš grupių, taip pat, ką aš jau ir minėjau, galima tiesiog irgi žmonės pakalbinti. Čia jau galima ir nesančius drauguose pakalbinti. Tiesiog būtų toksai pirmas sakinys, kad labukas, matau, kad esame vienoje grupėje. Jeigu tai grupė, kur ieško kažkokio verslo, galima paklausti, ar tu ieškai uždarbio papildomo, ar tu siūlai. Tai va, tiesiog su žmogum pradedam pokalbį. Tai iš grupių kalbinimas, tai galbūt vienas toksai būdas, kur tikrai galima jau ir nesančius drauguose pakalbinti žmonės, nes mes esam vienoje grupėje. Mes kaip ir vieną turim interesą, toj grupėje mes esam. Tema kažkaip tai jau viena. Svarbiausia, ką mes turime žinoti, kad mums nereikia įtikinėti žmonių, mums reikia dirbti taip, kad žmonės ieškotų patys mūsų. Klausit vėl, kaip tai įmanoma. Kada mes, paskui pakalbėsim apie tą marketingą, apie turinio kūrimą, kada mes dedam skelbimus, rašom postus, žmonės pradeda patys mus pastebėti ir pradeda mums rašyti patys. Tai ir yra, kad žmonės domisi patys. Taigi darykim tai, būkim įdomios, netmeskim to marketingo ir tada žmonės susidomės. Taigi, žmonių įtikinėti nereikia. Kartais mes stengiamės žmogui duoti kuo daugiau informacijos, pasakojam jam apie viską, duodam ten žurnaliukus net pavartyti, net jei neprašo mūsų, ar ne, įtikinam jį prisijungti, kaip čia gera, kaip čia gražu, praleidžiam daug laiko su tuo žmogumi, kuriam galbūt neįdomi tokia galimybė, jam net nereikia tokios galimybės. Kur kas geriau yra pakalbinti kuo daugiau žmonių per trumpą laiką. Tai reiškia surasti tuos žmonės, kurie patys ieško galimybių, kuriems reikia tų galimybių. Tai visą laiką, kada mes pradedam jau apie verslą, tiesiog žmogaus paklausėme, ar jam būtų įdomi tokia galimybė, jeigu ne, tai viskas tvarkoj. Bet kokiu atveju galim bendrauti, jeigu tai iš draugų ir sakys, nedomina, viskas tvarkoj, bet kokiu atveju galim draugauti. Jokiais būdais žmogui nesudarom tokios nemalonios situacijos, kai jis yra spaudžiamas, kai jis jaučia tokį diskomfortą. Su žmogum tiesiog bendraukim kaip su savo draugu ir toks bendravimas iš tiesų duos daugiau rezultatų. Na ir mūsų informacijos pateikimas yra labai paprastas. Mes duodame savo prezentaciją, kurią trumpą turim informaciją ir žmogus, jeigu jam įdomu, jis pasižiūri ir iš karto netgi jau pradeda klausinėti. Ir čia daugiau nepasakojame, neapkrauname žmogaus daugybę informacijos. Kada žmogus pažiūri prezentaciją ir jisai domisi toliau, sakykime, jisai pats parašo, būna ir taip, kad jį domina, kas užduoda klausimus, toliau galite pasiūlyti pokalbį, pavyzdžiui, su sponsorium, jisai suteiks daugiau informacijos ir taip toliau. Galime susitarti skambutį 2+1, kai mes susiskambinam kartu, arba tiesiog aš galiu žmogų pakalbinti ir jam suteikti informaciją. Jums nebūtina visko mokėti, ypatingai tai yra naujokams svarbu, kurie atėję, sako, aš dar nemoku, nežinau ir pats bijau ir ne tik bendrauju, bet sako, nežinau, bijau informacijos, jokios dar neturiu.
ir nereikia. Tai esam mes, esam komanda, esam sponsoriai, kurie tą ir darom. Jums tai reikia paduoti prezentaciją, kuo daugiau žmonių pažiūrėt, kad prezentacija, užsirašote tą žmogų, vardas pavardė, kad nepasimestų, nes toliau mes dirbsime dar su juo. Taigi, ryšio palaikymas labai svarbu. Taigi, prezentacijos davimas ir tuo nepasibaigia mūsų darbas. Mes po prezentacijos davimo turime susisiekti su žmogumi. Ir čia veikia formulė 1-3-7. Kad 1 tai aš dažnai naudoju, o paskui jau kai papuola. Tai reiškia, kad mes žmogų pakalbinam po 1 dienos. Jeigu neatsiliepia, mes pakalbinam po 3 dar dienų ir tuomet po 7 dienų. Jei žmogus nieko neatsako, jei žmogus tyli, mes jį tiesiog paliekam ramybėje, jei tai yra iš draugų, tai viskas tvarkoj, jis mato mūsų reelsų, storius ir taip toliau visą informaciją ir galbūt kažkas jam patiks ir pats paklaus arba sugrįž prie tos prezentacijos. Kai žmogus atsako, tai pažiūrėjau, tada aišku, kad jis išduos klausimų ir mes toliau, aš papasakosiu, ką daryti po prezentacijos. Labai svarbu nepamesti žmogaus, kai mes duodam prezentaciją pažiūrėti, būtinai užsirašykite. Aš asmeniškai nevedu jokių kitokių užrašų, bet duodu prezentaciją, iš karto užsirašau. Vardas pavardė ir kaip atrodo jisai messengeryje, nepasivadinęs žmogus ir data, kada aš jam daviau tą prezentaciją. Labai patogu yra, kas dirba telefonu, tai yra užrašinė, kurioje užsirašau, paskui, jeigu norit, persirašot į sąsiuvinį. Ir taip turit sąrašą žmonių, kuriuos galite laikas nuo laiko vėl nuo pradžios tą sąrašą paklausinėti, sugrįžti prie tos prezentacijos. Patikėkit, tikrai aš taip darau ir ne vieną atradau, kuri po daugelio laiko atsiliepė man arba net pati parašė, kad sudomino ją. Taigi nepameskim žmogaus, pakalbinkim būtinai, nes žmogų gali kažkas kitas pakalbinti ir pamatysit, kad žmogus atsidūrė pas kažką kitą ir arba net į kitą komandą, arba net į kitą kompaniją. Tai vat, gavus atsakymą ne, palikite žmogų toliau drauguose, parašykit, kad bet kokiu atveju galim bendrauti, jeigu turite grupę su produktais, galite duoti tą grupės nuorodą, kad žmogus užeitų, galbūt kažką įsirinksite, kažkas sudomins ir taip toliau. Ir ilgalaikis ryšys, kai mes nukreipimas plus naujienos, tai yra, kada mes, sakiau, turime tuos sąrašus ir mes žinome, kad žmogus taigi domėjosi, jis ieškojo tos galimybės, galbūt uždarbio, galbūt produktai sudomino. Tai mes tiesiog karts nuo karto sugrįžtam prie tų žmonių, ypatingai kai pas mus būna kokios naujienos. Va dabar akcijos, ar ne? Ir aš žinau, kad ten man kažkokia tai Onutė, Marytė ar dar kažkas domėjosi produktais, valymo produktais. Aš tada parašau jai žinutę, kad šiuo metu, žinok, labai geros akcijos, jeigu nori, prašau pasižiūrėti ir tiesiog sugrįžti prie to žmogaus su naujiena. Taip, toliau atsakymo gavimas. Tai yra mums labai svarbu, ar ne? Ir kaip mes žinom, kad labai daug žmonių mes kalbinam ir tyla. Tai sakau, mes neapsistokime ties tai žmonėmis, mes eikime toliau, kalbinkim sekančius žmonės, o tie tegu lieka ar drauguose, ar kur kituose, jeigu socialiniuose tinkluose, tai tegu stebi, žiūri ir mus mato. Tai žmogaus sprendimas. Ir po prezentacijos mes paklausėme, kas tau labiausiai patiko vaizdo įraše. Bet jeigu žmogus pasako, taip, aš pažiūrėjau. Neklauskite niekada, kokia tavo nuomonė, nes tai žmogų suglumina labai. Mes jo paklausėme, kas tau labiausiai patiko vaizdo įraše. Ir čia žmogus gali vardinti, ten, sakykime, patiko, kad daug produktų, o kas dar patiko prezentacijoje. Na, patiko uždarbio galimybė nebloga, patiko, kad 50%, galime dar klausinėti, ten tas ir tas patiko, dar. Ir galų gale mes tada darom išvadą, parašom žmogui, matau, kad esi pasiruošusi pradėti. Ir čia stop, įsidėmėkit, daugiau jokios informacijos. Laukiam,
ką pasakys žmogus. Nes būna taip, kad matau pasiruošusi pradėti, žinok, čia dabar pas mus akcijos, čia labai geras laikas, čia va taip ir pradedam dar daug informacijos, duot žmogų užgriūnam, jisai net nemato to klausimo, to mūsų matau, kad pasiruošęs pradėti.